Sveiki. Kas manęs vis dar nepažįstate, esu Vitalija, 12 metų su šeima gyvenu Šveicarijoje, pasirinkome emigranto gyvenimą. Taip, likimas mus nuvedė į Šveicariją, tikrai labai nuostabią šalį, nuostabi gamta ir visa kita. Auginame dukrą, turime augintinį, tokį patrakusį, vilkiuką mūsų, bet jis labai atneša daug džiaugsmo, meilės mūsų šeimai, iš tikrųjų labai džiaugiamės. Mūsų kasdienybė turbūt neįsiskiria nieko iš kitų šimtų tūkstančių milijonų žmonių. Turime darbus, einame dirbti, turime savo mėgstamas veiklas. Vyras turi savo nedidelį versliuką, savo garažą, yra mechanikas, jis myli ir dievina savo darbą. Taip pat pasileidome neseniai savo svečių namus. Kas norėsite apsilankyti Šveicarijoje, ieškosite, kur savo nakvynės, tai mielai kviečiame apsilankyti mūsų svečių namuose Šveicarijoje. Daugiau informacijos apie svečių namus rasite mano profilėje, ten pasidalinusi ir puslapį ir viską. Šis video tikrai nėra apie tai. Kalbėsiu kita tema ir kodėl aš čia kalbu dabar. Vis dažniau ir dažniau matote vieną ar kitą video, kaip aš dalinuosi apie lieknėjimą, apie lieknėkime kartu projektus ir programas. Tai iš tikrųjų noriu dalintis, nes tai veikia, nežinau kaip veikia. Noriu dar pasisakyti, kad esu nauja komandos narė, lieknėkime kartu. Ačiū Ritai, kuri pakvietė mane į lieknėkime kartu komandą. Iš tikrųjų esu naujokė, vis dar mokinuosi ir kalbėdama karts nuo karto užmetu akį į savo užrašus, kartais jauduliukas ima, kartais dar kažkas. Tai iš tikrųjų tus video gal ir nėra lengva padaryti, kaip kitiems atrodo, kartais reikia įdėti pastangų, kartais reikia dienos dviejų sukaupti tai drąsai, kad galėtum kalbėti į tą ekraną, nes tu kalbi vienas pats su savimi iš tikrųjų, bet tikiuosi, kad tas kalbėjimas į ekraną nenueina veltui ir pasiekia tos žmonės, kuriems reikia. Tai tikrai esu naujokė ir labai džiaugiuosi, kad galėjau prisijungti prie lieknėkime kartu komandos, nes labai gavau daug naudingos informacijos tame kelyje būnant, nes iš tikrųjų aš pati praėjau lieknėkime kartu projektą, dalyvavau pirmą kartą, paskui norėjau eiti į pratęsimą dar kartą, kad sustiprinti žinias, kad siekti savo norimo svorio iš tikrųjų. Į projektą atėjau 22 metų birželio mėnesį, vasarą, pats įkarštis, šašlykai, šampaniukas, gamta. Ir visa kita iš tikrųjų. Ar man buvo sunku? Iš tikrųjų nebuvo sunku, nes labai mėgstu ir tą šašlyką, ir grilintą mėsytę, ir visa tai yra mums galima. Kaip aš atėjau į šį projektą, kur aš jį radau? Aš jį būčiau norėjus rasti daug anksčiau iš tikrųjų, nes lieknėju jau 10 metų, tai numetu, tai priaugau, ne visada pavykdavo. Niekada nepavykdavo išlaikyti savo svorio, kad numečiau, pasiekiau ir gyvenu laimingą gyvenimą. Vėl seniai įpročiai, sena mityba padarydavo savo iš tikrųjų. Tai toks vaikščiojantis burundukas, dabar aš sakysiu iš tikrųjų, nes mano ūgis nedidelis, o sverti 97 yra labai daug ir tai yra mano riba, kai suvoki, kad turi daryti čia ir dabar. Ir 22 metų gegužės ar tai balandis buvo, radau skelbimą Facebook grupėje ar tarp draugų kažkur pasidalinta, kad ieškoma moterų, kurios nori numesti 10, 15, 20 ir daugiau kilogramų. Ir parašiau, kad mane domina. Parašė man, kad gausiu prisijungimą prie programos pristatymo, nesuvokiau, apie ką bus kalbama, apie kas tai. Išklausius programos pristatymą Zoom platformoje supratau, kad reikia veikti čia ir dabar,
kad noriu, kad jungiuos ir kad bandau paskutinį kartą. Tikrai nežinojau, kaip tai bus, tik supratau, kad bus ilga programa, kad reikės dirbti, kad kažką keisim, kažką kitaip darysim neįprastai. O iš tikrųjų prieš tai aš tikrai buvau išbandžius ne vieną programą, ne vieną mitybos planą, bandyta ir sportą prisijaukinti, kiek sportuoju, savaitę 2 ir vėl metu iš tikrųjų nepavykdavo man to sporto prisijaukinti, o kaip sako, daugiau judėk, mažiau ėsk. Nu, mano darbas tikrai yra pakankamai judrus, tikrai daug judu, labai mėgstu ilgus pasivaikščiojimus iš tikrųjų. Tai manau, to judesio ir pakanka. Jeigu aš atidirbdavau 6 dienas per savaitę intensyvaus darbo, tai sekmadienį galėdavau skirti kaip ir poilsiui. Bet ne, man vasarą į kalnus reikėdavo eiti kažkur, dar po 15-20 km. Aš tai jausdavau malonumą iš tikrųjų. Jeigu aš galiu išeiti į kalnus, tai aš jaučiu malonumą. Jeigu aš atostogų metu tyrinėjau miestą ir per dieną nuveini 20 km, aš jaučiu malonumą. Tai to judesiu, manau, tikrai užteko. O kaip sako, kas bebūtų keista, kad mūsų iš tikrųjų tukina ne kalorijos, o maistas. Tam tikras maistas, būkime biedni, bet teisingi. Ką mes valgome, taip ir atrodome iš tikrųjų. O kurie valgo viską ir yra liekni, tai tikrai džiaugiuosi už tų žmonės. Ir mano draugų pažįstamų rate yra tikrai moterų, kur atrodo valgo viską, tokį pat maistą, ant kurio užaugo ir yra liekni, tai tikrai sveikinu. Bet aš tikrai nebuvau ta, kad galiu valgyti viską ir atrodyti gerai, iš tikrųjų. Tai taip atėjau lieknėti, pabandyti ir supratau, kaip tai veikia, kiek informacijos gaunam, kiek daug nežinai apie mitybą, kodėl veikia. Lieknėkime kartu projekto metu mes ne tik dailinam savo figūras, bet ir tvarkom savo sveikatą. Man neliko jokio rūgštingumo. Ateina žmonės su dideliais antsvoriais, iš tikrųjų, kas turi antro tipo diabetą ar prieš diabetinę būseną. Visą tai galima sukontroliuoti vien tik mitybą. Kas man patiko dar, kad nereikėjo jo sportuoti, nereikėjo maisto sverti, nereikėjo kalorijų skaičiuoti, kad valgėm daug, sočiai, skaniai. Ir aš kai pradėjau savo lieknėjimo kelią vasarą ir uogos ir viską, bet aš tiesiog dariau tai, kas sakė, kas buvo liepiama daryti. Mėsytę galėjom valgyti įvairių pavidalų, žuvį taip pat. Tai vasarą džiaugiausi, valgiau skaniai, daug, linijos tik gražėjo. Aišku, kad gražėja linijos, supratau ne iš karto. Atsiprašau, turbūt pasąmonė nenorėjo priimti, kad aš keičiuosi. Bet man pradėjo sakyti komplimentus draugės. Aš labai vėlesnių laikų sulaukiu labai daug komplimentų darbe, kaip gražiai sukūdau, bet bijo paklausti, gal aš sergu, gal kažką. Tikrai buvo įvairių situacijų mano lieknėjime. Tikrai taip, aš dar vis nepasiekiau savo norimo svorio, taip, aš vis dar lieknėju. Iš tikrųjų, labai džiaugiuosi tuo, kad galiu skleisti šią žinią, kad kalbėti, kad nori moteris keistis, kad programa iš tikrųjų yra užkrečiama, kad ateini vienas ir žiūri, kad prisijungia prie tavęs ir šeima, ir draugai, ir kolegos, ir klausia, ką tu darai kitaip. Tai programa keičia mūsų įpročius, mūsų mąstymą, kaip galima viską susitvarkyti vien tik mitybos pagalba. Sportas yra nerekomenduojamas, jeigu turim labai didelį antsvorį, iš tikrųjų, kad neapkrauti savo širdies darbo, savo sąnarių, kad nepakenkti
nepakenkti patys savo iš tikrųjų. Išmoksime švęsti šventes ir atostagausime ir žinosime, kaip sugrįžti vėl į režimą. Sakau, programos metu gauname tiek daug informacijos, kad tik reikia ją mokėti pasiimti, kad tai yra visam gyvenimui, kad tai nėra trumpalaikė programa, kad tai yra iš tikrųjų visam gyvenimui. Tai kitose video dalinsiuosi ir kaip atėjo mama lieknėti, kaip brolis prisijungė, nes mūsų šeimoje jau mes tokie 3. Vyras taip, tai daugiau, tai mažiau pasiduoda. Tai tikiuosi, kad šie metai atneš mums naujų pokyčių ir man, ir vyrui, kad susijimsim dar stipriau, kad bus tie geresni rezultatai iš tikrųjų. Tai, kaip ir sakiau, vis dažniau ir dažniau matysite mane kalbančią šitam ekrane. Džiaugiuosi, kad Rita pakvietė mane prisijungti prie komandos. Taip pat labai tikiuosi, kad visi mano video, kad visi mano pasakymai, parašymai pasieks tų žmonės, kuriems reikia pagalbos, kuriems reikia mūsų, kurie turi didelį antsvorį arba serga antro tipo diabetu arba turi prieš diabetinę būseną, kad mes būsim jums iš tikrųjų reikalingi. Labai džiaugiuosi, kad turiu dar vieną nuostabią veiklą, kurios ieškojau gan ilgai, bandyta daug užsiimti kažkuo, bet turbūt nevežė tai, kaip veža dabar kalbėti mane apie lieknėjimą. Iš tikrųjų, aš esu dar tokia studenčiokė, dar mokinuosi ir dalinuosi savo patirtimi. Tai šiam kartui būtų tiek. Jūsų Vitalija ir Lieknėkime kartu komanda. Iki greito pasimatymo.